Vaižgantas. Apysakos, apsakymai, vaizdai. Dėdės ir dėdienės. Bepiga, kad tai būtų buvę tėvelio ar motutės broliai ir jų žmonos. Apie juos būtų galima prirašyti labai gražių dalykų. Turėti daug dėdžių, žinoma, su dėdienėmis. Nemaža garbės ir malonumo. Kokia tau garbė visame kaime, kai tavo kiemą ima sukti iš atlaidų grįždami vienas vežimas, antras, trečias, kai tavo kiemelėje pradeda nebepareiti kalamaškų ir brikelių, gerai apkaustytų, kartais ir su lingėmis, kai baltai aptiesta tavo stalą apsėda 10, 12 asmenų ir visi tau artimi. O tokiai dienai tu negali 2 purų miežių ir apynio spurgo. Negaili ir avinioko. Tau džiaugsmas, kad pirkioje ūžia ir drauge malonu nusimanyti, kad kur tik pasisuksi, visur pakeliui čia vieną, čia antrą dėdę rasi, drąsiai jį užvažiuosi, drąsiai kalbėsies, nakvynės ir vaisių lauksi, nes jie bus tavo skolininkai, privalės tave atmylėti. Ir patiems dėdėms mielą savo broliavaikiais pasididžiuoti. Giminės. Ką daugiau besakysi? Bepiga, kad tai būtų buvę. Man tenka į Lietuvą, į lietuvių tautos epopėją įvesti kitos rūšies dėdžių ir dėdienių. Liūdna, tai bus istorija ir pasakojama toli gražu ne prie apynio spurgo miežio grūdelio. Man teks kalbėti apie tėvo brolį, nevedusi ir apie tėvo brolienę, našlę. Šitokių tipų, manau, visai nebėra Lietuvoje. Kitokioms ekonominėms ir socialinėms sąlygoms susidarius, nes dėdės ir dėdienės pavadinimai ano laik reiškia visai ne giminės ar šeimos santyki, tik tai tam tikrą socialinį vienetą šeimoje. Labai seniai Mikoliukas ir Severiutė. Gerokai prieš panaikinant dvarų baudžiavas, Saveikių dvaras buvo nedidžiausias pats Pamarnecko dvarų. Vis dėlto jo laukų dirbtų savarydavo iš keleto apylinkės kaimų - Aužbikų, Geišių, Tilindžių ir kitų. Visus juos valdė Geišė Rapolas, to dvaro tijūnas, paprastai vadinamas Prižiurna. Jo antrininkas buvo Aužbikų šiukšta Mykolas, perpus už jį jaunesnis. Tijūnas Rapolas geroką bizūną nusitvėręs, rūšiai ir rimtai vaikščiojo dvare, aplink ūkio trobas ir laukė aplink darbininkus. Tvarkė, barės, bizūnų pliaukšėjo ir nuolat pypkė rūkė, kur tik jis pasisuko, visur girdėjai. Mikoliuk šen, Mikoliuk ten. Reikia grėbti, Mikoliuk veskis mergas, reikia vežti, Mikoliuk vežimų krautų, reikia kimšti, Mikoliuk į galą. Taip per kiaurą dieną, per kiaurus metus, per nemažą metų. O Mikoliukas, jau visas Mykolas, jam arti 30. Jis gražiai išaugęs, storas juosmenyje, pečiuitas, daugiau kaip vidutinio ūgio ir pagali. Šieno plakais, grūdų maišais jis žaistę žaidžia, visą vežimą tik vilps už galo, jei užkliuvo. Uostai šepečių panosėje, neskarpė nuo burnos, kad nelystų į šaukštą valgant. Mikoliukas visur šoka, bėga, nei neviptelėjęs mažiausių žodelių neprieštaravęs, nepasiteisinęs, niekam namiegams nepasiskundęs. Dirbo tylomis, kalbėjo tik kas reikia. Vis dėlto jis nebuvo paniūręs nuobodžius, viską taisė mėlynos jo akis, tokios ramios ir lipšnios, jog už viską vienas jas negalima buvo jo kitaip šaukti kaip maloni. Nėjamų žodžiu Mikoliuk. Tylus buvo Mikoliukas, o visiems matęs, jog jis šneka.
bet nori kažką pasakyti. Lūpos atsičiaupusios ir taip sudarytos. Lyg tuoj štai pasakys, ką jis gerai yra sugalvojęs ir atminęs. Mykoliukas kažin kuo džiaugės, kažin kam šypsojos. Mykoliuk, tekinas, greitutis. Mykoliukas bėga kaip įdygtas, krauna, mina, braukia, triūsia, pluša, ar maža pats Pamarnecko dvaruose darbų lažininkams. Dirba tikrai už 2, už 3, niekados nieko nesišaukdamas padėtų, net kai tirštai žmonių aplink esti. Mykoliukas dirba vienas, varo vieną savo barą. Tai aiškiai matei ir nebuvo noro jam padėti. Kam? Kad jam taip gera? Nei Mykoliukas žmonių šalinosi, nei juos dėjosi, patekęs į būrį jo nepadidino. Išsiskyręs iš būrio jame žymės nepaliko. Dienos, darbus padirbęs, namo savo kaiman žingsniavo pats vienas, tolėliau atsilikęs nuo kitų. Gal jo kaimas nekentė? Kur tau? Visam kaimui kaip ir dvarui, jis buvo tikras Mykoliukas. Niekas nebūtų galėjęs pasakyti, kad Mykoliukas bet kada su bet kuriuo būtų nesutikęs, susigynęs ir išsipravardžiavęs. Vis dėlto jis kiksi vienas, kiksi ir šypsosi, ir nesuprasi, kuo jis šiandien taip patenkintas, kas jam, ypač šiandien, taip patiko, kas jį paglostė, pagyrė ar dovanų kąsnį kieto sūrio pakišo pagraužti. Ne, niekas jo nepamalonino, nei šiandien, nei bet kada per visą jo amžių. Niekas jo darbštumo ir spartumo nepamatė, ar tyčia nepasirodė matą, juoba niekas negražių žodžių neatlygino. Niekas, nei artimiausiai kaimynai neprakalbino jo, o tugi, Mykoliuk. Maža to, labai maža. Lietuvis tuo pasakymu nieko nepasako, nieko nepaklausė, nieko nelaukia ir išgirsti, kad nepripažintumei, kad prisipažintumei. Vis dėlto tai malonu. Prašnekinama, protekciniu balsu ir užjautimu. Bet reiškia, jog ir tave štai pasergėjo esant. Taigi, tu nebe vienas pasaulyje, nors vienam akies mirksniui tu buvai reikalingas. Dėl to ir šypsosi Mykoliukas, visai ne šiam pasauliui. Jis jau užmiršęs, kas šiandien yra buvę, kas jis yra dirbęs, ką, kur ir iš kur vežiojęs, kas yra padėjęs, ūdijęs ar įsakymus davinėjęs. Kelis kartus yra jam surikęs tijūnas. Mykoliuk, tekinas, užmiršo, kas buvo ir matyti nesirūpina, ką jis ras namie ir ką vėl veiks, jei tą dieną į dvarą neis. Mykoliukas šypsosi kitam pasauliui, su kuriuo jis bendrauja kitiems, neregimu būdu. Kam jis pritarė, kas jam atsiliepia? Viena tebuvo aišku. Tame pasaulyje negalėjo būti žmonių, nes žmonių Mykoliukas nebuvo reikalingas. O kad jo žmonės buvo reikalingi, tai visai kas kita, tai jų dalykas. Jie susidaro savo pasaulius. Niekur Mykoliukas neėjo, niekur nesikišo, niekuo nesisielojo. Tėvų jam seniai nebėra. Ūkį laiko ir visu, kuo sielojas vyresnysis, seniai jau vedęs ir vaikai suskubęs apsikrauti brolis. Ir saveikių dvare, ir visoje jo seniūnijoje, ir namie, ir visame Aužbikų kaime nevadino jo Mykolu, tik Mykoliuku, ir nelaikė rimtų darbininkų, nors jis nuo pat piemens metų dirbo berno darbus ir pagalėjo. Nei tijūnai geišiai, nei broliui šiukštai jis nesirodė tinkas rimtam sunkiajam darbui. Tad ir siunčiojo jį ten, kur jis padirba dvigubai, trigubai, niekas jo nemuša, niekas nestumdo. Vis dėlto, lygiai dvare, lygiai namie, tiek ir te girdi. Mykoliuk šen, Mykoliuk ten, kai tijūnas nevaro į dvarą, brolis jį varo į savo dirvą, į savo pievą, į savo klojimą. Lygiai tik pasirodė pirkioje, tuoj brolienė užkorė jam ant rankų vaiką ar pristatė prie lopšio supti klykiantį. Ir Mykoliukas ėmės tų darbų,
lygiai meiliai ir švelniai šypsodamos, kaip ir vežimu krauti. Dar labiau, vaikelė ėmė minkštai, moteriškai, prabildamas gražius maloninamus žodžius, glaudė į save abiem didelėm kaip vėtyklės saujam už pakalio ir už nugarėlės. Jis myli savo brolio vaikus, su jais žaidžia, iš laukų jiems nešioja paukščiukus, kiškiukus, iš miestelio riestainius, tačiau niekas to nepamato, niekas jam už tai ačiū nepasako, nieko neatlygina, jokio gardesio jam nepakiša, be nenuopelno dėdės, seno bevaikę jaunikio, kurs džiaugia svetima šeima savo neturėdamas. Taigi savo daros malonu, ne kitam. Ar negana dėdei, kad ūkininkas brolis sėja jam keliais gorčiais linų pasėlio, iš ko jis gauna keletą auksinų saviems reikalams, tabokai, jei rūko ar kam kitam. Mykoliukas nerūkė, tai ir tuos auksinus supenėdavo brolvaikams riestainiais. Ar negana, kad ūkininkė brolienė kas šeštadieniais padeda jam, jei turi prasiskalbus baltus plovinius ir kas dieną ant stalo jo vieton deda šaukštą, vadinasi, turi teisės valgyti, nei savo lovos, nei šiaip jau jam skiriamos ypatingos vietos gulėti, nei ko pašonent pasimesti, nei ko užsikloti, jis neturi. Kur liko vietos, vaikams sugulus, ten jam gulti. Ką apsidairęs pasergėjo kitų nuliekama, tai pasikloti, jei troboje teko gulėti, o dažniausiai nakvojo daržinėje, šiene ar šiaudose, o kad ne, tai arklidėje, ten šilčiau ir nuo vagies sargyba. Neginčiajami Mykoliuko tebuvo dveji kaliniai su miline, kuriais dvejais vilkėjo, kai buvo šalta, kuriuos dvejus... Atsiprašau labai. Neginčiajami Mykoliuko tebuvo dveji kaliniai su miline, kuriais dvejais vilkėjo, kai buvo šalta, kuriuos dvejus svėrė savo per petį, kai ėjo bet kuriuo metu gulti. Kasdienis prastas valgis, truputis audimo ir kailiūgi, gėdai prisidengti kitam būtų buvę mažoko už tokį triūsą. Mykoliukui užteko, jis tik Mykoliukas, ne Mykolas. Tai ir reikalai jo maži. Jis ir pats savo buvo, kažin koks mažas, tikras, Mykoliukas. Tai ir nesistebėjo, kad visi juo mažuoju pasivaduoja. Taip, Mykolas Šiukšta pamažu virto dėdė. Tuo senovės šeimos žmogum ašvieniu, kurs aria, akėja, viską dirba, dvarą atlieka, namie berną atstoja, tuo būtinuoju ūkio inventorium, be kuriuo ūkis būtų ne ūkis ir šeimininkas gautų išeiti elgetauti. Dėdė, tai ta pati tyli žemė, vaiso nesididžiuodama, nesigirdama. Štai jis pagrįžo iš bažnyčios, pavalgė, pažygiavo, pagulėjo, pagaliau pasiėmė savo paties darbo skripkelę. Jis pats susisuko vinžarnių stygoms, pats pasidirbo skrinutę, prisipešiojo arklio šutų smuikui, nusipirko kanifolijos. Iš viso to negudraus padargo dabar jis moka gauti melodiją, tokia pat negudrė, bet jam pakankama. Tokia pat negudrė, bet jam pakankama, atsiprašau. Kai noriu rimtai, dirbu, kai nenoriu, tinginiauju. Eina Mykoliukas per savo atšlaimą į pakluonę, takeliu į kalną, leidžias nuo kalno į paraistę, grieždamas tą pačią melodiją. Balsas silpnėja, tolin einant nyksta, lyg Mykoliukas jį pamažu aišytų iš sodžiaus vidurių, savo į galų lauke. Sodžius, lyg nepasiduodamas, kad tai iš jo vidaus aišytų, pats balsų traukiamas pasirodo voromis po 2, po 3, jauni, paaugusieji ir net seni slenka Mykoliuko taku, ten pat į paraistę. Dabar jie patys skripkelės balsus aišku į save iš Mykoliuko, artindamiesi į jį ir vis aiškiau girdėdami, kai noriu rimtai dirbu, kai nenoriu tinginiauju.
o Mykoliukas jau besėdis paantvalnyje, patogiausiai jam sėdynei ant ėdžios, kelius nepastatęs, tik juos paklojęs minkštoje pievoje. Sėdi skersomis, lyg našlaitis, neturis prie ko prisiglausti, nei motulės, nei mergelės, tai prisišliejęs bent dirvos motinėlės. Veidu į vakarus, kur saulutė pamažu žemyn leidžias, įsižiūrėjęs į erdvę, ne tą erdvę, kuri prieš jo akis, tik į tą, kuri jame pačiame. Mykoliukas varo ir varo, vis tą pačią melodiją. Kai noriu rimtai dirbu, kai nenoriu tinginiauju, kai noriu rimtai dirbu, kai nenoriu tinginiauju. Nepertraukdamas, nepagreitindamas, tuo pačiu taktu, visai nenumesdamas, kam jis griežia, kas jo muziką gėrisi, kas naudojasi, kas klauso, kas šoka, kam jo muzika labai tai, lygiai taip pat, kaip tuo pradėjimu nesiliaudamas, čirškia jo gamtos brolis Žiogas. Čia pat žolynę drauge prisigaužęs, abudu į gamtos akordą, ne kam kitam. Dėl to ir nenobodžiai, kad ir vienodai. Išėjo Mykoliukas su savo liūdesiu, visame kaime sužadinęs ilgėsi, norą eiti toliau, į gamtą griežėjėlę, į gamtą dainuotoją, į gamtą dabitą, kur gražu, kur prakilnu, iš kur tol matyt, destis, kad atitinka lietuvio liūdėsi ir ilgėsi. Muzika pagauna sielas, užburia jas ir nepapaleidžia jų iš savo srities, ne tiek savo dailiškumu, kiek tuo sielai tinkamumu. Tai vieni toliau, kiti arčiau susisėdo šnekučiuoja, klausydami. Ne tie, kurie paskendo raistan, neva uogautų ar krembliautų, neina gilyn, iš kur Mykoliuko nebesigirdi, kur viena tyla, tik sukiojasi vis tu pat balsų srityje, lyg ant tam tikro ilgumo, balsų virvės pririšti. Toli nuo gręžėjo ima suktis dvejetai. Daugiausia vienos mergaitės, lažininkų sūnus, šokti nemoka. Jie rodos tiek išvargę ir kojos nebetam. Po tam dar viena už kitos užklius, ar pats šokis panašesnis bus į šlubavimą. Šoka ypatingai, susitveria vienom rankom už pečių, už pažasčių, ne už liemenų, ne už rankų plaštakų, palinksta vieną į kitą galvom, plačiai atkiša storus pasturgalius ir sukas. Ne kratytinę, tik suktinę. Muzika girdis, kai noriu, rimtai dirbu, o šokikės čiuks, čiukš, čiukš, darydamas labai plačią apačioje ir siaurą viršuje gubą, lyg dvi vantos surištos ražais ir už jų sukamos. Jo panašesnės į vantas, kad šventadienį to laiko malmada, mergaitės, o ypač moters, segės bent keliais apsagalais tyčia, kad būtų storiau pasturgalyje ir dėl to laibiau rodytųsi juosmenyje. Nelabai buvo reikalinga ir vykę, kaimietės lietuvės kresnos ir storagalės buvo ir be priedų, o tvirto vyriško juosmens neraišiodamas nesulaibinsi. Pasisuks vienas dvejetas, pasisuks antras, pasisuks kartu bent 3 dvejetai, nebesisuka nė vienas. Mykoliukai vis tąsė, čirškė ir čirškė, kai nori rimtai dirbo. Pats savo iš viso žmonių būrė išsiskyrėliui. Mykoliukas skendė savo daromose tonuose. Na ir te skendė savo. Kam tai rūpi? Niekas ir nejautė. Taip ir reikia, kad muzikantas savo griežtų, kaip dėdė savo džiaugtus, kad ir svetimais vaikais. Niekas neįvertino Mykoliuko muzikos, kaip neįvertino jo darbo, nei meilės. Kaipgi ir kamgi įvertinsi saulės labą darbą, kad tai ir savaime aišku, šviečia saulė, gera žmonėms, apsiniaukia prašiau žmonėms, kai gera džiaugies, kai negera skursti. Kągi daugiau padarysi? Saulės dirbtinai nepasigaminsi. Reikia laukti, kad vėl samaime švystelėtų. Tos pat rūšies buvo ir Sodžiaus artistas, dėl kurio buvo bent kiek patogiau gyventi verguvės laiku. Nebūtų jo buvę Aužbikuose, žmonės negi būtų mirę. Kitiems kaimams nebuvo tokių Mykoliukų, nei geišiams, nei tilindžiams,
Juo bjauresnė buvo pilna priverčiamųjų pareigų baudžiauninko buitis. Juo gražiau puošia artistas vidaus gyvenimą. Negi vienas gamtai tai yra akordas, negi vienaip ir tu jam įtarsi, negi kas šventadienį ėjo Mikoliukas paraisten. Šiemet tačiau jis tų šventadienių neliduoja. Šiemet jis neva kaip ir pirmą, nematydamas minios, juos atsekusių kaimiečių, vis dažniau ją glosto savo akim. Peršliaus palengva per visus ir vėl savo žiūri į erdvę ar į savo muzikos sritį. Ir vėl iš ten žvilgiu nukeliauja į minę. Kai kada tai nebeatitraukia akių. Žiūri ir žiūri vis į tą pačią vietą, tik vargu bau, kas būtų atspėjęs, ar jis ką mato. Jis ir pats to nežinojo. Tik tuo laiku jo muzika imdavo skardžiau gausti, nebe tylutėlėmis, nebe tokiu liūdesiu ir ilgesiu, tada ir suktis daugiau dvejetų išeidavo. Mikoliukas vėl šypsos, kaip grįždamas namo, tos dienos darbus pradirbęs. Nesuprantami gamtos dėsniai ir jų pajėgos ėmė darbuotis jo viduje. Šildė jį vidaus šilimėlę, keitė visą jo asmenį. Lygi tol pasyvų darė aktingą ir nebevienodą. Nebuvo kam pasiekti ir jam pasakyti, nes jis pats to nenumanė, kodėl jo griežtuvėlis tyliau griežia, kai minioje kurį kartą neranda Severijos Pūkstaičios ir triumfo balsu ima skambėti, kai pasirodo pavėlavusi šį kartą nuo kalno leidžiantis mergytę, tokiu triumfu ir upu, jog ji vos tik nusileidusi nuo kalno, tuoj imdavo suktis. Ja pagaudavo muzikos ūpas, išpūsdavo jai gražias šnerveles ir įliuliuodavo jauną krūtinę. Mikoliukas nenusimanė Severijai griežęs. Severija nenusimanė, tai jaučianti ir atsiliepianti. Jis ir jie buvo tik gamtos akordas, dar vienas visoje jos harmonijoje. Gamtoje betgi viskas tikslu, bet kas turi savo šaltinį, pradžią ar priežastį ir plėtojasi, kol prieina skiriamąjį galą. Mikoliukas ir Severija ėmė vienas antrų domėtis, lyg juodu būtų tik dabar viens antrą pažinusių, ne iš pat mažens, lyg tik dabar pasimažiusių ne per 20 metų kasdien. Dabar šią vasarą darėsi jie viens antram naujas ir įdomus. Vienas ir antras ėmė tai pastebėti, ko pirmiau nebuvo pastebėję, ir stebėjosi. Nejaugi tai tas pats Mikoliukas, nejaugi tai ta pati Severiutė. Dabar Severiutei atėjus paraisten, nors ji, kaip ir pirma, laikėsi mergaičių būryje, atokiai nuo Mikoliuko, vis dažniau atsitikdavo praeiti pro griežiką. Gal tai draugė vedė, už rankos susitvėrus, o Severija nepasidavė ir grįžo tuo pat keliu, vėl pro Mikoliuką. Jei nepraeinant, tai bent grįžtant, vis atsitikdavo ir tirstelėti iš šono į griežėjo veidą. Juodi plokeliai, net blizga iš juodumo, tamsus veidelis, lyg išblyškęs nusigandus, graži lietuviškai smaili noselė. Kad nebūt toks blogas, būt gražus, dilgtelėjo jai vieną kartą ir kažin kur nudulkėjo. Blogas reiškia nerebus, sublogęs, sumenkęs. Ir Mikoliukas ėmė matyti Severiutę, šiandien juo iš tolo ateinant ir daugiau niekur nebežiūrėjo. Traukė erdvę į save, rijo ją kaip traukinys bėgių kelią ir artino į save mergelę. Tačiau jai praeinant nepažiūrėjo į veidą ir jos akelių negaudė. Jautė ją grįžtant, nors buvo nusigręžęs, jautė artinantis, kaip jaučiama šilimą einant prie krosnės ar žiburį kišant prie veido. Jau arčiau, juo Mikoliukui darėsi geriau, lyg šaltyje artinantis šilimėlės sroviai. Severijai praėjus jau buvo patogiau ją lydėti ir ėmus žvilgį ją į pakaušį, kur drūti bizai į nugarą, kuri, kaip ir kitų sveikųjų ir riebiųjų lietuvaičių kuprelė buvo, lyg palenkdama galvą sprandelėje. Severija Pūkstaičia mažiau už kitas buvo panašiai į Vantą. Ji buvo be palaidinės nažutkos, skiriamos kaip ir ispanių moteriškumui paslėpti. Tai ir be tos priemonės mokėjo padaryti.
kietai apsitemdama stikluotą liemenę, klotininę ir karpytą žemiau juosmens. Toks pats stikluotas apsagaliokas buvo apytrumpis. Buvo ji išaugusi ir tas vienas. Tai aiškiai buvo matyti prieš saulę, kai tamsiai užsibrėždavo žičkinių marškinių ilgumas. Rankų riešuose ilgos marškinių rankovės buvo surišomos kaspinais, įsiveržtinai į mėsingą ranką. Tik tai buvo ne raišio veržimai, tai savaime buvo įsismaugę kaip riebaus vaikelio. Ir per visą rankovę jautei lygų moterišką rankos mėsingumą, ne vyrišką raumeningumą. Palinkęs sprandas, kai žiūri iš kupros, pažiūrėjus iš priešakio, buvo tik stipriai įbėstas į tvirtą neilgą liemenį. Bizus visos mergaitės vynioja aplink galvą, kuri vieną kartą, kuri du, nelygų kurių ilgumas. Ant to gimtojo vainiko sėgėsi antrą rūtų vainikėlį. Vienaplaukiai rodytis žmonėms buvo net leistina, reikėjo susirišti skarelę. Jei šilta, tai vainiku suklostyta, tačiau ne mečmergės turėjo pakaušį, kur dedama rūtų vainikėlis, pridengti tos pats skarelės kertelę, nebeįvyniojama į skaros vainiką. Moteris ir vasarą išeiginį galvos apdarą dirbos iš didelės vilnonės, tik labai plonos skaros, rytiečių čalma. Severiotė skyrėsi nuo kitų mergaičių, nebent tik dviem dalykais. Ji ėjo, vis akis nuleidus, lyg ieškodama žemėje, ko mažo ir kas žingsnis kinksnėjo kaip varliaujas gužas. Prityręs būtų pasakęs, tai krembliautoja specialistė. Be to, jos veidelis buvo, nesakysime, gražus, tik toks baltas ir toks švelniai rausvas, jog už tą cerą japonai, sakoma, tikrai būtų dovanoję 7 kitokių moteriškų trūkumų. Veido, rankų, tad ir toliau turbūt oda buvo tokia lygi, tarytum dirbtinai aptempta, ir tai blizgėjo, lyg lakuota. Dėrėti tai gal ir nelabai dėrėjo, bet reiškia geležinį kūno padarymą ir jo patvarumą. Rodės tokia oda nė nesenatvėje nesiraukšlės. Visos draugės buvo basos, tačiau ir kojose čia buvo didelio skirtumo. Kitų matei kojas šventei tenumazgojamas. Pūkstaičios buvo tiek neįpurvintos, jog lengvai įspėja jas esant rūpestingai mazgojamas. Nek tik tai vienai dienai buvo baltos, tuo švelniu baltumu, kuriuo žymisi moteriškas kūnas, parausvinamas sveikatos ir nepagėdusio kraujo. Ypač tai aišku buvo, kai besisukant suktinio žybčioje pilnos jos blauzdos. Šitas blauzdas dabar štai visą laiką seka atsidėjęs ir net praraudęs saveikių dvaro tijūnas, Mykoliuko vyresnysis geišė Rapolas. Atėjęs paraistėn, kur žmonių būrys, jis čia nebe pirmą kartą ir niekam nekeista. Tijūnas labai mėgo susirinkimus, nes buvo plepys ir džiaugės radęs, kas jo klauso. Geišių sodžius buvo antrapus miškelio už 2–3 kilometrų. Taigi Rapolas lygi tik išgirs Mykoliuko skripkelę, ima ir atpešiuoja šuntakiais štačiai per girią. Taip buvo pernai, taip ir šiemet. Tik šiemet jis rodos bus ne vieno šventadienio neapleidęs, nelydavęs ir tiesiog tapęs aužbikiečių narys. Geišė, nors jis buvo darbų prižiūrna ir nešiojos rimbą, gerbė visą saveikių seniūniją, griežtai visi, kurie tik ėjo to dvaro darbus. Nei jis mušęs, nei jis keikęs, nei ką piktino, protingas beraštis ir nematyto sąžiningumo. Dvaras jį labai seniai įspitrėjo ir padarė 2 baudžiauninką. Viena, kad buvo ir be to baudžiauninkas, antra, kad jį padarė dvariškį. Pririšo jį prie dvaro be dienų, paskaitydami, kad taip jis atstos geišių 2 darbininkų, berną ir mergą. Vis tiek geišių baigė nykti šeima, be buvo likę vienudu. Jis, visų vyriausias ir brolis Dovidžiukas. Visų jauniausias, mažas, menkas pusbernelis. Rapolui sunkiai ėjo ūkis. Jis pats matė netesėsias,
o vesti nebuvo linkęs. Pagaliau ką tai pridės? Vesi tą kvailę bobą. Kitaip jis moterų nevadino. Ims perėti tau vaikų ir tiek iš jos naudos ūkiui per 14 metų. Tuo laiku pats trilinkai susirijęs iš vargo, taip tamsiai įsivaizdinęs savo ateitį. Rapolas jau dabar beveik nieko nebedirbo ir alko ant pelienės duonos. Pagaliau vieną kartą sėdėdamas gale stalo šitai pasikalbėjo su Dovidžiuku. Tu kvaily mažasis, ar tu žinai, kas buvo Gediminas? Ne tavo galvai tai žinoti, tai buvo didisai Lietuvos kunigaikštis, be to išmintingas. Ag ir didiko esti kvailių, nors ne tiek, kiek tu. Tai Gediminas savo ūkį kunigaikštyje su visu jos sostu pavedęs valdyti ne vyresniajam sūnui, kurių buvo visas tuzinas, tik jaunesniajam, jaunučiui vardu. Tu, kvaily, supranti, kam aš, vyresnysis, sakau tai tau, jaunesniajam. Dovidžiukas įsinešęs vidun visą naštą pakinktų taisyti, piktai atšovė. Ajau, yra man laiko žinoti visi tavo gadaminai ar gydominai. Štai žiūrėk, viskas sutrūkė, visi kinkimai ir virvėliniai ir tie jau supuvę. Rišu ir galo nėra, reiktų šikšninių, žmonės pasakys, kad mudu ir dviese nepavaldova, net to dvejeto arklių. Kad tu, Rapolai, nors kiek paarėtumei, tai mudu valaką išgyventuva ir būtuva sotu. Man taip gera arti ar šiaip jau kas dirbti, tik aš matai dar netesiu ir mudviem teks badu numirti. Ir ėmė vipčioti, nes ir dabar buvo alkanas. Rapolas irgi alkanas, neturėjo ko. Ir ėmė vipčioti, nes ir dabar buvo alkanas. Rapolas irgi alkanas, neturėjo ko atsakyti. Tai tik pirštais pabūgnėjo į stalą. Tarp jo ir broliuko toks buvo skirtumas, kad berniūkštis alkdamas dairės, kaip čia savo sumanumu nebealkus, o jis, Rapolas, tik dairės, kad jį kas kitas pašertų, pamylėdamas ar kaip kitaip. Pagaliau Rapolas pabaigė savo oraciją. Gitam, kvailiuk, aš sakau, kad mane verčia dvariškai atleisdami mūsų dubai visas baudžiavas. Taigi tau bus pigiau išgyventi. Valdykis tad kaip išmanydamas, o pajusi Dievo valią. Vesi kvailę bobą ir perėk savo sveikas vaikų. Aš tam amatui netikęs ir tau kelio nepastosiu. Dovidžiukas praliupo verkti. Taip jam pabaiso vienam gyventi ir vargti. Vis dėlto Rapolas tą pačią dieną išėjo iš geišių į saveikius. Ėmė tijūnauti, be pareidamas nakvotų ir tai retai. Dovydui iš šio tiek tebuvo naudos, kad jis iš dvaro parneždavo jam kokių senų, dar stiprių šikšnų, kurias šikšnininkas keitė naujomis. Ir taip sudarė jam geidžiamuosius šikšninius kinkimus ir apynasrius. Daugiau nieko, lik savo namams būtų patapęs visiškai svetimas. Ilgai Dovidžiukas gyveno labai menkai, net sunku ir be pasakyti, kaip gyveno. Tačiau gyveno, nemirė badu, kaip sau lėmė, net vis po truputį gerėjo, sulig įsigalėdamas sveikata. Rapolas užtiko tikrai savo pašaukimą – tijūnauti. Taigi tijūnavo tokiu atsidėjimu, kokius sunku buvo iš jo laukti, nematytų teisingumu ir ištikimybę pats Pamarneckui. Ir vis už tai, kad dabar jis buvo sočiai prišeriamas ir gerai apvelkamas, be jokio rūpesčio tais dalykais. Laimingas gyveno tos tik dienos rūpesčiais, kad visi iš jo nuovados būtų laikui atėję į darbus, stovėtų savo vietose bent ponų akise, o jiems girdint ypač smarkiai rėkdavo pabariais ir rimbu pliaukšėjo, nors šiaip jau vis tase jam buvo, kiek lažininkai pripelnys, kokie praskučiausiai bus metų kampanijos vaisiai. Taigi nedūko, nesikeikė, ypač niekas nebūtų pasakęs, kad Rapolas bent ką perlėjo savo rimbu, kuriuo nuolat pliaukšėjo ar tik mojavo. Rapolas per savo tingėjimą
te atlyžęs nuo kaimo darbų nemaž nebuvo atlyžęs nuo paties kaimo ir kaimiečių, kurie vieni te mokėjo jį pagerbti neveidmainiškai, gerbė jį, mylėjo ir net prieš kitus dvarus didžiavosi turi tokį Tijūną, kuris net šlekteri po truputį. Visas Rapolos dvariškėjimas reiškėsi tuo, kad į savo kalbą mokėjo ir mėgo išmaišyti keletą nelietuviškų, saviškai perkreiptų žodžių, lyg savo galbos pertarme. Ypač žymu buvo Daise iš Dzajezė. Nuo to ir pati kaimiečiai ėmė pravardžiuoti mūsų Daise. Jei Daise nieko negalėjo sodžiai palengvinti, tai bent rūpinosi nieko jo ir neapsunkinti. Tipingas ramus kavalierius, rodęs kaip tik skirtas vienišų pragyventi amželį. Moterių jis ne tik nebuvo papiktinęs, nei nematęs. Mergų darbininkių visai neskyrė nuo bernų darbininkų. Visus vienodai muštravo ir kvailiais vadino. Visi jautė tai iš pertarmės, ne iš pasižeminimo ir niekinimo. Doras, švarus, skaistus vyriškis, nei ką žemino, nei aukštino, nei dviprasmiais žodžiais moterų kibino. Taip jis ir būtų pabaigęs amželį, kad raganos, kurias jis gaigeliai tikėjo, nebūtų jo padariusios, reiškia sužavėjusios visai nebereikiamų laiku. Nesitęs apželdamas, gavo atsiųsti žildamas, įstrigo jam kvailė boba Severija Pukstaičia, visai ne iš to būrio, kuris jam tiek metų prieš akis mižinėjo ir galbūt stengėsi nejučiomis įstrigti. Severija, nors jau buvo visiškai įaugusi merga, žiūrėk, gal jau visų pilnų metų, bet kokiems vekseliams pasirašyti, vis dėlto tėvai neleido jos į dvaro darbus, bevelydami samdyti jos vieton mergą. Taigi, užsimesti senstančiam Rapolui ji nieku būdu negalėjo. Tai kaipgi tai atsitiko? Ar jis žino, kada ir kodėl sveikas žmogus ima ir suserga? Kad tai padarai, Rapolas nemaž neabejojo, tik vienu jis be galo stebėjosi. Kodėl jis visai nenori eiti į bet kurį monelniką, kad atburtų ar į kleboną, kad jam eksorcizmus paskaitytų. Jis neabejotinai sirgo ir kankinosi, betgi nenorėjo iš tos ligos pagyti. Kur tau? Jis to savo patidėjimo dabar nebūtų mainęs ant jokio kito. Dar daugiau, visą savo dvarišką buitį atiduotų už tai, kad tik galėtų nusipiršti Pukstaičią. Nebeesime Daise, bloznas, neištvirkėlis Daise, kad man Daise būtų kvailės bobos į paodį lindusios. Seniai jų būčiau 100 turėjęs. Daise, man jau arti 50 metų. Kągi aš beveikčiau su ta plieninė merga? Ir kur ją padėčiau? Pas Dovydus jau ir be to arti pilnio. 2 kvailės bobos prie vienos krosnies. Daise. Paskui galiais užsibadytų mudu su Dovydu, gal ir nesimuštuva, tik duonos visiems tikrai neužtektų. Taip įkalbinėjo savo išmintingasis geišė 100 kartą, išėjęs gultų, vartydamos nuo vieno šono ant kito ir niekaip nerasdamas savo patogaus padėjimo, kad galėtų galų gale užmigti. Akis buvo sausos, net perštėjo, buvo kiek karščio. Jis visas degė, plastėjo, vis tą pačią mintį mąstydamas, tą patį reginį regėdamas. Už bikų Pukstaičia jautė kitą dėsnį savo kauluose, kuris nepasidavė išminties dėsniai. Sužavėtas, ką ir besakyti, čia jį matęs arčiau ir norėjusi, kad būtų visai arti. Čia jį buvo toli ir norėjusi, kad visai išnyktų. Tačiau mergaitė nei artinosi, nei nyko, tik vienodai jį kankino. Užmiršo Rapolas savo pareigas, nebeėmė savo bizūno, ėjo į darbininkus apsiblausęs, nieko nebematė, net tikrųjų šelmybių. Vis galvojo tą vieną mintį, kur čia Severija dar kartą susitikus, nejaugi bėgioti pakluonėmis ar aplink jos kletelę, tik geišė, Tijūnas, negi nebloznas Daise.
pats save užjuoktų, tiesa galėtų nueiti stačiai į pukštus, seniau ir užeidavo. Tai jo buvo nuovada. Čia nieko nekeista. Tik šitiems monams prasidėjus, Rapolas ėmė bijoti Aužbiukų kaimo. Juos norės ten eiti, juos nebeeis, net reikalų paraginti į bet kurį dvaro žygį ar ruošą. Seniau būdavo nepraleidžia nei vieno kiemo nepakalbinęs. Seni kvaily, boba kvailė, ar jau išleidote šeimą? Ar jau gavote daisę kitiems metams šeimynos? Daisę, kvailė, tavo vaikas buvo susirgęs, ar jau pagijo? Ir jam mielai atsakinėdavo, negirdomis praleisdami jo kvailiavimus, matydami krikštolinę Tijūno širdį. Dabar Tijūnas tirpo prieš savo kvailius, visiems rodės ir ims ir įspės kitą, slaptą jo intenciją, pažiūrės jį patylomis, pašieps ir smek kiaurai. Rapolui rodės jau visas pasaulis žinas jo meilės kankinimasi, kuo jis taip susirūpinęs ir pasakojęs, sudėdamas visokias pasakėčias apie seną vyrą ir jauną pačią. Jis, 30 metų vyresnis, turi pretenziją pasigauti mergiotę, kuri anūkė jam tiktų. Tfu, pondių mylėk, spjaudės ir ko nemušė savęs per veidą, ir visas tirpo, kas bus tarp jų, kai jis neilgai betrukęs nebetesės eiti vyro pareigų, o jo moteris tebe bus pilna jaunų pajėgų. Ar jis nėra matęs, kas tokioje poroje darosi, bus pilna draugų ir bičiulių, ne jo žmonos. Tai dar nieko. Rapolas tirpo nuo kita ko, būtent nuo to pažeminimo, kurio gali susilaukti iš savo draugės. Jis, nusidėvėjęs vyriškis, tirpo ir iš baimės, už ką jis kankins jauną moteriškę, atėmęs iš jos teisėtą laisvę pasirinkti savo tinkamą amžiai porą. Ką čia daugiau beradų savo pakankinti? Geišė tyčia ieškojo priemonių savo pažeminti. Nuo pradžios ligi galo buvo jam aišku, kaip ant delno, tas ryšys negalimas. Pukstaičia už jo netekės, nei kas dora būtų, kad ir ištekėtų. Ir vis dėlto jos geidė kaip alkanas duonos. Sulyso žandai dar labiau įdubo, reikšdami jo senatvę. Ir tik žindo tą savo liuiką palaikę. Galbūt galų gale ir visai nusinuodinęs Nikocianą, kad net tiek šventadieniai ir Mykoliuko atviliojami paraistėn aužbikiečiai. Atsigavo Rapolas. Dabar savo pareigas vėl pradėjo eiti kaip reikiant. Ta įkibusi mintis, tas pasilgimas ar ištroškimas, pavadinkite, kaip savo norite, meilę ar kitaip. Nors ne per akies mirksnį nyko, tačiau nebekliudė. Jis maldės, laukdamas šventadienio, kada teisėtai be baimės galės prisotinti savo akis mylimų asmenių, atsidžiaugti juo, pabūti netoliese. Tai praėjo visa eilė tokių šventadienių. Rapolas nei vieno nebuvo praleidęs, vis dėlto ne per Pernago jodynę neprisartino prie savo tikslo, ne vieną kartą negavo progos pasišnekėti su Severija ir patirinėti jos. Pagaliau arti švento Jono išsitepė pušnis taukais, praretėjusius plaukus sviestu, jog net vienoje vietoje jam balta liko. Susiveržė juostą, perbraukė savo ranką per karpytus uostus ir gaidžio statumu, visas nušvitęs išėjo į paraistę, pasiryžęs šį vakarą būtinai pasikalbėti ne apie piršlybas, o ne, tik taip savo. Ak, kaip gardžiai jis būtų iš savęs juokęsis, jei būtų pats save iš šalies matęs, tačiau nematė, ir visi jo gudrus sumetimai šiam kartui kažin kur buvo išsibarstę. Jokių rimtų, nejokingų dalykų apie save nebeatminė. Eina Rapolas, skuba žinomais raistos šuntakiais ir stebisi. Kuri gimonų? Griežtuvėlį pirmą buvo gražiai girdėjęs, o dabar jo visai nebegirdi. Sustojo, įsiklausė, nebegriežė. Mykoliukas, ėmęs griežti, nebesustodavo. Nejaugi būtų kur kitur paėjėję.
ir pagreitino savo žingsnius. Išeidamas iš girelės, tačiau išvydo paprastą, gerai jam žinomą reginį. Visi buvo kaip buvę, tik viena atmaina. Mykoliukas nebegriežė, nes šalia jo sėdėjo Severija ir abudu tylėjo. Argi tai galimais daiktas? Rapolas Mykoliuko visai neįtarė. Per gerai žinojo jo namų dalykus ir jau įsigalėjusią dėdės rolę. O tačiau tai buvo šiuo kartu senio Tijūno rungėjas, nors netyčiomis. Esti neramių naktų, oras elektra pernelyg persisunkia, ar ką. Rusai tokias naktis vadina vorobjinaja noč. Ką žinau, dėl ko neišmanau. Esti ir dienų tokių, kuriamis žmonės ir bitės esti pikti, riejas, vaidijas, net mušasi, nori pirtin eiti ar ypatingai goslus tampa. Visą dieną buvo ypatingai nervinanti, kaitra, kokios dar šiemet nebuvo buvę. Ne tik saulė, visas oras buvo geltonas kaip tirpintas vaškas. Žmonės alsavo, kaip žąsiukai įsišionami. Ėmė drabnumas, noras virti ant šono. Bažnyčioje žmonės šlapo, mirko savo prakaite ir nervinosi. Ir pats kunigas nervingai pasakė pamokslą. Visus išpeikė, išbarė, pragarus pažadėjo ir iš ten nebemėgino vaduoti, kaip paprastai darė, paduodamas vilties. Oras sudaro gyviams nuotaiką, be pagrindo pykina ar linksmina, buvo jaučiama audra. Oras buvo pilnas elektros ir jį amalu byrėjo iš oro, nebesilaikydama blizgėjo, žybčioje be griaustinio, pažemiai spynės, kad būtų griaudę, būtumei nusimanęs esąs karo lauke per artilerijos ataką. Neramu. Žmonės buvo padidintais norais ir padidintų nepatenkinimo. Nepatenkintas sugrįžo iš bažnyčios ir Mykoliukas. Benorėk doros iš kitų, vaikams šiuo kartu jis neparnešė nieko. Tai ir jie paliko nepatenkinti. Vienas net jį įžeidė, atsisakęs su juo įsėstis užustalin, kaip visados. Kitas šnirpštė lūpelės patempęs, piktai akeliam delbt sėdamas. Vaikai, kaip ir didieji, buvo pripratę iš Mykoliuko laukti nemalonės tik dėdės, pareigų ėjimo. Taigi ir vaikams pataikavimo. Be ko kita, Mykoliukas niekam neištarė nė pusę žodelio, ką valgęs, ką nevalgęs. Rytą virtas viralas jam pasirodė ataušęs ir skanumą nustojęs. Išėjo į aploką ir užsirėmė abiem alkūnėm ant vartų. Įsižiūrėjo dvasios akim į savąjį pasaulį, į paprastąją savo erdvę ir išvydo ten nebe tai, ką visados matydavo, kam šypsodavos. Bene pirmą kartą jis išvydo visą esamai ir būsimai savo gyvenimo pagarą. Štai jis baigė 30. Kiti tos eilės draugai jau savaimingai ūkį laiko, yra vedę, po vieną antrą klykiantį džiaugsmą susilaukę, o jis, Mykoliukas, ko jis prigyveno, ir tai, kas dabar ant jo, skalbiniai dveji, ir tie brolio ar brolienės duoti vilkėti, tik vartotiniai savo skrinelę pasidėti ar atsinešti. Jo paties tėra nebent savasis kailis, kuris vargu nulupti, nors ir sakoma, dvaras mėginas bent po 2 kailių lupti. Jei dvaras lupa po 2, tai reikia pridėti 3, kurį lupa brolis. Už ką? Kuriomis teisėmis? Vien tomis, kad jis pirmiau vedė, vaikais apsikrovė. Vadinasi, tyčia pasigamino daugiau duonos valgytojų ir pats vienas jo nebepritėsi. Pamėgink dabar jam nepapadėti. Visi jo mažiukai išeis elgetomis. Ir Kaziukas, ir Lauriukas, ir pati mažoji Onutė, kuri dar nieko nekalba, o dėdė jau pažįstam ir išmano, ko iš dėdės reikalauti. Lygi tik iš pirkion, tuo jam rankelės ištiesė, ruoždamos eiti jam ant rankų ir šaukė, duod, duod. Suprask riestainį ar kokį pigų žaislelį iš pievos. Vienas brolis nebepavaldys valako ir dvaras išmes jį kur į trobelę, medsargių ar laukabėgių.
Atminęs Gaspadoriaus nuopolimą, Mykoliukas net visas nutirpo. Kaipgi taip galima? Ne jis Mykoliukas, jis Mykoliukas, neleis, kad taip atsitiktų. Gi atminęs Onutę ir berniukus, ne vėl ėmė šypsotis, kaip ir pirma. Visas gyveno kartėlis ir kažin kur dingo. Netikrai ne. Ne, tikrai ne. Jis negali suardyti brolių gyvenimo. Vaikus paleisti iš neturto į tikrąjį badą. Turi būti taip, kaip yra, bent kol vaikai paaugės. Tačiau šis šviesus pragiedrėjęs tipas vėl ėmė savaime niauktis. Naujas, lygi šiol visai jam svetimas vidaus balsas ėmė gundyti. O kol tai pasidarys, tu būsi jau senas ir nebenorėsi savito gyvenimo, nebenorėsi nei pačios, nei savo griežtuvėlio. Aš manau, kad čia pabaigsiu. Čia bus kaip pirma dalis. Aš manau, kad aš kas valandą rekordinsiu viską, ką aš skaitau. Ir jo. Čia bus kaip pirma dalis. Gerai tada. Viso geriausio.